Labas rytas. Justina dar miega. Dabar yra kažkur 7 valandos Lenkijos laiku. Šiandien mes po vakarykščio kopinėjimo į Kasprovo Vierch pasidarysim tokią lengvesnę dieną. Gal nueisim iki Marskojo Oko ežero. Ten apie 9 km nuo parkingo. Bet ten tiesiog tiesus kelias eina, tai nebus gal tokio vargo. Šiandien labai jaučiasi šitose vietose skausmas, raumenis nuo kuprinės, nuo fotoaparato, kuris tikrai sveria nemažai. Netgi tokie gumbeliai atsirado, kažkokie gal raumenys susikačiavimo. Jaučiasi skausmas, bet gal prasivaikščios. Oras geras, šiandien lietaus vėl neprognozuoja, tai geras ženklas. O aš atėjau pagaminti pusrytuką. Nuvažiuojam vat į treką link Morskio Oko. Gražus keliukas, kalnai visai šalia, bet ir mašinų daug kol kas. Kažin, gausim parkingą ar ne? Va, kalnai kaip šalia. Parkingai visur užgrūsti pelekai. Kažin, kaip ten bus gale. Vos radom parkingą. Čia pagaliau radom už 100 zlotų, tai 25 eurai. Palikti raktą reikia ir mašiną tada patraukti galės, nes kitoj vietoj 200 zlotų. Tai biški brangokai pasirodė, tai bandysim čia. Paliekam raktą dėdukui. Tokias vailutės į Morskio Oko. Truputį vėlokai atvažiavom ir va tokias eilės. Nu ką, reiks palaukti. Eilutė didžiulė. Mašiną palikom už 100 zlotų, tai yra už 25 eurus, nes kitoj vietoj buvo 200 zlotų, o ten, kur palikom, tai reikėjo raktą palikti, nes matyt perslenka mašina, kai atsiranda vieta, arba reikia kitiem išvažiuoti, tai tiesiog mašiną arba išleidžia, arba perslenka į laisvą vietą. Tai va. Justytė nerimauja? Nenerimauja. Nerimauja? Ne. Noriu tiesiog greičiau. Jinai viską greičiau nori. Kaip bus, tai bus. Turim laiko dar. Dabar 11 valanda kažkur, tai turim iki 8 valandų grįžti, nes kitaip užsidarys parkingas, turėsim nakvoti. Bet laiko yra pakankamai, tai manau grįšiu. Nu, džiaugies, kad patekom į vidų. Eilė labai greit praėjo, tai nepergyvenkit stovėdami eilėje, nes tikrai ilgai neužtrunka, 3 kasos. 2 valandos 20 minučių rodo. Nu, bet... O tai čia visi laukia autobusą, ar ko čia laukia? Gali paaiškinti? Čia dabar žmonės laukia arkliukų. Arkliukų? Arba ne. Kažko žmonės laukia, neaišku ko. Kelias asfaltuotas, man atrodo, visą laiką ir bus asfaltuotas kelias. Gali būti. Pasižiūrėsim.
Ateisi čia? Ne. Bijai? Ko? Aukščio. Pasižiūri, tai vaizdai žiūri gražu. Nu, Belė kaip. čia gražiau atrodo kalnai, negu ten Zakopanė. Ką? Pertraukėlė. Pirmoji pertraukėlė. Pirmoji pertraukėlė, labai karšta, o mes dabar valgom moglį. Citrininius vaflius. Citrininiai vafliai moglį. Labai gražus vaizdai iš tikrųjų einant. Žmonių belekiek, norėtųsi aišku, kad čia kuo mažiau žmonių, to geriau, bet taip nebūna. Ypač tokiu metu, turbūt rugpjūtį. Bet kai daug žmonių irgi kažkoks savitas vaibas. Geras ar blogas? Geras. Kažkaip Nežinau, man gal per daug. Nėra tokio paslaptingumo. Daug arkliukų važinėja pastoviai. Pastoviai arkliukai važinėja. Ta kalba belė kokia. Patiko kriokliukas. Didelė labai srovė eina. Vienuolės matėm prie jo. Dabar judam toliau. Patiko vienuolė. Oi, čia žymiai geriau, žymiai Žmonių vėsiau. pilna. Valandą 3-5 rodo iki ežero. Bet neaišku, kokiu tempu. Čia tai tie nuolat arkliukai visi eina ir eina. Nu. Nu va, kelyje pasitaiko nuošliaužų grėsmių ir panašiai. Kažkas nušliaužia man. Mes čia pusiaukelį dabar. Liko kažkur 5 kilai. Žiauriai gražiai atrodo. Mūsų antra stotelė. Nu, ne antra, jau kokia 10. O, negaliu atsukti. Kokia 10, tai čia neliko jau? Liko, bet aš noriu palengvinti savo. Tai imk tą, neško šitą nes. Užsinorėjau neatsukto. Nu, imk tą. Dabar abudu išbėgši. Kamšteliai tokie lievi atrodo. Nėra kamštelių. Palengvinau ir aš tau. Nu va, pusę kelio nuėjom, labai gražus kelias. Aplinkui tas kalnynas toksai fainas labai. Maršrutas tikrai geras. Nu. Galvojau, kad bus toks kelias tiesiog paprastas tarp miške, nu, eilinis kelias miške ir viskas. Iki tą ežerą 9 km, bet čia eini, vaizdai tikrai atsiveria faini. Tai vienam šone pagrindė, nu ir kitam. Kitam šone nebe medis. Medžiai. Miškas fainas, toksai aukšti kamienai. Samanos, kriokliukai visokie yra. Tikrai verta ateiti, apsilankyti, čia ne veltui tiek žmonių eina. Labai daug žmonių su vaikais, šeimomis, tai tikrai nėra sunkus kažkoks kelias. Jo, kol kas ėjom, tai truputį vos kyla viršų, bet visiškai žmonių nedaug. žiauri daug, labai. Žmonių tai kaip bazė, Urmo. Man ta asociacija kaip Palangoj Basanavičiaus gatvė. Jo, arba Palangos Basanavičiaus gatvė, arba Urmo bazė. Taip kažkaip norėtųsi privatumo, bet čia jau susitaikyti reikia su tuo, arba atvažiuoti žiemą turbūt.
Ne, jau ačiū. Labai iš tikrųjų karšta diena, nors šiek tiek 24 laipsniai gal. Bet visai nieko, Gruzijoje buvo karščiau, kai mes buvom. Užpernai Gruzijoje tikrai buvo karščiau. Ten Batumyje tai jau nebuvo jokių medžių, nieko ir toks karštis nuo betono pagrindo. Tai va. Čia aišku irgi karšta, bet ne, pakenčiama. Nugara šlapia, bet man tai gerai. Man jau geriau karšta vasara negu žiema šalta. Tai va. Nu, man gal ir žiema gerai. Tau gerai, žinau, bet kai išeinam, pabūnam 5 minutės ir nori grįžti. Ai, labai fainai būtų droną pakelt, bet droną palikau kambariukę, nes čia tiesiog Tatrų nacionaliniam parke negalima droną kelt. Kažkodėl jau. Nu, tai labai taip kažkaip gaila, bet pernai paslapčia jau prifilmavau į Kasprovo vierch kylant ir šiaip vaikščiant, tai tų kadrų yra pagaudyta, gal nieko tokio. O tada, jeigu dar rytoj ir įsikilsim, tai tada parodysiu daugiau kadrų. Ten su dronu galima, Slovakijoje. Na. Ką, einam toliau? Čia išsiskiria keliai. Restorano čia dabar išsiskiria keliai. Galima eiti per sunkesnį arba per lengvesnį. Per kurį einam? Per šitą. Per kurį kelią? Per šitą. Per sunkesnį einam? Nu. Nu, einam per sunkesnį. Justina sako, Justina žino. Čia potencialiai lengvesnį. Nu. Mums nebent. Bet čia irgi daug žmonių eina. Šitas, man atrodo, trumpesnis. Šitas lengvesnis? Ne. Čia buvo šitas rodė sunkesnis. Ne, turėjo beni šitas trumpesnis. Ai, Nes ten kitas valanda 10, o ir valanda 25 kažkaip taip. Ai, nu tai eina. Nu jo, bet šitas sunkesnis, nes biški viršų bus ir per akmenis. Bet nieko, mes supratę. Galim varyti. Tai čia vaikai bėgioja. Aš dažniausiai parenku lievus maršrutus, tai nežinau kaip darom. Mane neik. Kodėl? Tai nefilmuok dabar, čia tarėmėsgi. Eisim per sunkesnį, kad jau išrinkai sunkesnį, nieko tokio, ne? Na, Kokį išrinkai, tokį išrinkai, jeigu mes rinksime šią pusę dienos, tai niekur nenueisim. Ką, lipam. Kelias truputį kyla, bet nieko tokio. Mes jau po Kasprovo, čia kaip kiškio ašaras, zuikio ašaras. zuikio ašaras. Čia koks peliukas. Oi. Sakiau, peliukai pratė. O damu šaltas labai palies. Tai tu palies, kameros vaikai. Aš kai su kamerom. Gerai. Šlapinsiuos aš. Paliesi. Tai dar nufilmuosi kaip pat. Paliesi. Nu kaip? Šaltas. Šalta? Ja. Aš biškį sustosiu. Daug žmonių ilsisi, va. Fuh. Išgeriam. Vienoj pusėje toks vaizdas, o kitoj va toks. Kalnas gražus, ne? Daug poilsio aikštelė čia. Žmonės ilsisi. Arkliukai iki čia ir veža. Na samą górę, mama?
Jo. Čia va vaizdas geras. Čia turbūt jau ežero tas kalnas ir jis kažkur čia va šitoj viršukalnėj kažkur. Nu ką, prasidėjo Palanga močiučių. Močiučių Palanga. Kačiukai, arkliukai labai protingi, nes žiūrėk, jiems ten nebepasiekia ir tada užsideda. Uždeda, mačiau. Mačiai, kaip užsideda? O mes dabar valgom moglį. Šis buvo. Moglį. Nebuvo šito dar. Bet šitas irgi buvo moglį. Labai geras vaizdas. Va. Kalnas ir arkliukų pietus. Arkliukų pietus. Milijardas žmonių. Aš maniau, kad arkliukai užsideda tą Ten? kapšelį ant viršaus. Kodėl užsideda? Nemaniau, kad jie moka. Gyvūnai netokie durni, kaip atrodo. Žmonės net būna už kai kuriuos kvailesni. Pavyzdžiui, varnos tikrai protingos. Varnos, delfinai. Užsideda ant rėmo. Nu, jie taip ir nepasiektų tenai. Viens kitam padeda, žiūrėk, viens kažkaip ar abudu norėjo uždėti. Man atrodo, abudu norėjau uždėti. Viens ant kito dedam. Maitina viens kitą. Pažiūrėk, va tas kairiai, tai toks jau visai nebesistengiantis valgyti. Pasyvus. Apsimeta tik tai, kad kažką ten valgo. Mintį pagavo, galvoja, blemo. Tokia gražuolė prie manęs valgo, kaip mane pasakyti, jinai man patinka, mes su jau dirbam pusę metų, bet kažkaip neišdrįstu, vis neišdrįstu prisipažinti. Kalnų restoranas. Ane? Ja. Bistro bar. Nu, ledukų tai norėtųsi. Bet čia kai nusipelnysim, kai jau matysim, kad laiku atėjom, tai galima gal paimti. Kol kas dar į priekį varom ir neaišku, kaip kada nueis. Bet čia tai jau labai gražu. Gražu, žiauri. Ten irgi gražu. Nu va, mes jau artėjom prie Moskioko. Vaizdas kerintis, bet kartu pagalvojus, jeigu ten kopti į tą kalną, va, viršui, kur taip atrodo biški. Baugiai. Stačiai. Va, čia kaip atsiveria nuo to kalniuko. Nu ką, einam į ežero zoną, kaip suprantu. Ar iš tikrųjų čia ežeras bus? Nežinau. O, va, čia kaip kino teatras, žiūrėk, kas įsiminė. Va, kaip ežeriukas atsiveria. Daug labai žmonių. Na. O, žiūrėk, dar žmonės ten eina palei ežerą kairiau, matai? Ja. Ten galima ją pačiu nusileisti. Nu, įspūdingai. Atrodo gerai. Ne, biškė pačioj žmonių ir daugokai. Ežeras pala labai faina. Mažyti. Ten žmonių kaip pliaže. Nu. Nu, ja, čia. Čia kur būna expectations and reality. Nu jo, čia sausakimša.
Nežinau, mažiukai nematau nei vieno lipančio. Nu, va toks yra morskioko. O realybė va tokia. Jeigu ateisit dieną, rugpjūtį, tai va kažką panašaus rasit. Negalima maudytis. Ką? Negalima maudytis. Negalima maudytis, nes visi suterštų tą ežerą. O ką ten tas paskutinis ženkliukas reiškia? Nele. Tipo pinigų. Nemėdėt pinigų. Kaip mėgsta kiti. Vienuolės čia laitoja. Visiems įdomu, žodžiu. Ieškom kur prisės, bet nelabai čia kažką rasim. Žuvų plaukė daug. Matai žuvis? Aha. Čia kaip arti. Ale to máš měkké, tady křes na betoně, takže se s nimi lámá. Pajako prie tais yra vietos, man atsisėda. Paieško. Kai gerai matot, šunis fainai. Kas? Fainai. Man nusiversi mažiukai. Labai daug žuvyčių. Daug žuvų čia plaukia. Niekas negaudo, gal gerai. Žodžiu, žmonių milijardas. Daugiau negu pasaulyje gyvena. A ne? Nu. Galvojam, pro kur kopti rysi. Nu, pro kur kopia šie žmonės. Aš tai manau, kad jie eina per ten va. Ir bet va, už tos va tokios mini keteros yra kitas ežeras. Gali tai būti? Nu, Justina mano ir aš turbūt, kad va ten eina žmonės ir į rysį kopia pro tą kalną. Už jo kitas ežeras aukščiau atsiveria ir tikriausiai kažkur tai rysį tenai. Vanduo irgi gerai. Atrodo tikrai įspūdingai. Ir kiek iš video YouTube matėm, tai tikrai įspūdingiau viskas atrodo realybėje. Tas ežeras nuostabus toks. Vanduo skaidrus, atrodo, norėtųsi lysti, pasimaudyti. Bet šaltas labai. Šaltas vanduo? Jo. Pabandyk paliesti. Jau lėčiau prieš tai. Šaltas. Nu, šaltas vanduo. Bet labai labai skaidrus. Ir labai daug žmonių. Labai. Tai geriau eiti kitų mėnesių gal arba tiesiog labai anksti. Labai anksti. Mes dabar čia kokią 2 valandą, tai... 3 beveik. 3 beveik, tai žmonių milijardas. Dar įbrysiu į vandenį, kad parodyt, kad vanduo tikrai nešaltas. Labai malonus vanduo. Nėra šaltas vanduo. To į džinsus įmerksi. Tai nieko išdžius. Labai faina. Vandenukas. Ir va. Kaip fainai atrodo viskas. Labai gražiai. Gražu labai. Gražu, gražu, tikrai. Verta ateiti. Ir nebūtinai lipant į rysį, bet čia tikrai pabūti. Tik tai, kad daug žmonių labai, bet tikrai labai verta. Justytė pritarė? O kaip pritarė? Labai stipriai? Vandenukas, vandenukas. Va, ir žuvų daug plaukia, mažyčių. Niekas nežvejoja, gali laisvai plaukiot. Antis net negaudo jų, laukia, kol donosimės. Tai va, taip va. Skaidrus vanduo, va, pinigėlis prie kojos mėtosi. Nu va, ir priekis. Nu va, ir čia toks platesnis vaizdas.
žmonių va, masė. Milijardas. Einam atgal, batai rankose. Blema, čia per tuos akmenukus dabar basam truputėlį. Masažas. Ne, taip fainai. Bet va, vaizdelis. Masažas. Masažas. Kad paskui pūslių neprisitrint. Bet gal ne. Palanga, močiučių palanga. Žodžiu, labai reikia turėti fantazijos, kad filmuojantis arba fotografuojantis kažkaip, kad kiti žmonės nepatektų, atrodytų, kad jūs vieni esat, nes čia praktiškai va taip va, skrusdėlynas. Belekas. Au. Reiks viršui. Neprasė, milijardas žmonių. Milijardas žmonių, čia tiek daug, kad net pasaulyje tiek nėra. Va, ežeras dar matosi. Lema, svarbiausia, kad nieks su batu neužmintų dabar ant kojos. Labiausiai turbūt tas neramina, nes labasias einu. Taip norėtųsi būt ir būt. Išeinam iš mėsmalės. 8. Ir mane tada svers ir abudu. Kiveržiosimės žemyn. Su technika visa. Tostam nuo ežero. Perėmiau telefoną, nes su kamera vlogint nelabai patogu. Atsiveria tie kalnų vaizdai. Per telefoną netaip atrodo. Gražiai. Tai čia visą laiką netaip atrodo. Per kamerą geriau atsiskleidžia, bet irgi realybėj dar geriau. Ir aukštis ir dydis. Saulė pasislėpė jau kažkaip vėsaka darosi man. Pirmą skundėsi, kad karšta. Kas žingsnis stojom, bandėm pavėsį rasti, o dabar jau saulė pasislėpė, jau šalta. Na, aš toks žmogus, kad jeigu jau labai... Nu, gal rimtai, aš kad pusiau latvis, tai dėl to. Saulė mane žiūri išalina, aš nebegaliu paeiti. Gal aš pusiau latvis, man kitaip, nes gal čia lietuviam toks bruožas, kad jam visą laiką negerai, nes labai siaura riba ta, kai būna gerai. O kokie vaikučiai. Nes tikrai atrodo, kad nepavargsti, bet tiesiog saulė iš... O kokie vaikučiai mažiukai sėdi. Arabų gal. Dabar jau kažkaip atgal arklių nebėra. Arkliai dar toliau. Ai. Mes dar nepriėjom arklių. Ai, tiksliai, visai panašu. Arkliai toliau. Galvoju, kodėl čia tų arklių nėra. Tai va. Gražu. Viršūnė dar saulė matos, bet čia jau nebėra. Kalnuose temsta greičiau, nes jeigu saulė kitoj pusėje leidžiasi, toj kalnų pusėje, tai faktas, kad anoj pusėje kalnų, nes šitoj leidžiasi, nes tada būtų labai įkaitęs vanduo, jeigu į ežerą turėtų leistis, tai leidžiasi kitoj pusėje ir tada, kai jau pasislėpia už kalno ir pradeda tempt. Ežeras šaltas kaip Baltijos jūra. Nu va, pagaliau gavom zapikanką. Čia ta tradicinė... Čia dar turi, bet taip bučiuoti. Lenkiška. Va taip jinai atrodo. Nes vakar tai iš parduotuvės pasirodo mikrobangiai negalima šildyti. Mes į mikrobangę pasirodo įdėjom ir jinai ten į medį pavirto. O šiandien net pelėsis atsirado. Tai dabar va. Jau ta tikroji skanioji zapikanka. Aš labai nusistebėjau, kad iš tikrųjų tiek žmonių laukia arklių. Šitas kelias dar net nėra toks kažkoks labai sudėtingas. Ir atrodo, minios laukia arklių. Visai nesudėtingas kelias. Nebent pavargo žmonės. Nebent gal su vaikais, tai tada jo.
Vaikai verkia, zyzia, tada jau. Nes į priekį kai kurie neša vaikus, tai atgal jau biškai. Nu jo, tada suprantama. Užvalgėm zapikanką, geras toks produktas. Nelabai gal sveikas, Na, bet visai namuose skanus. tokio nelabai pavyko Čia tai bent pasidaryti. minkštas, nes namie tai buvo, bet bent jau nesulauž gali. Ten kažkas negerai su daryti tokį patiekalą mikrobangį. Tai kiek mums liko dar grįžti? 2 valandos. 2 valandos. 2 valandos, tai priekėjom 3, ne, mums dar reikia iki mašinos. Dar reikia Mes mašinos. prieš tai pavažiavom autiko, Bet priekį mes stoviniavom labai, tai dabar jau varysim, Bet- pumpuosim. bet dabar jau truputį skubom, nes sakė mums grįžti iki 8 O dabar 2 valandos iki 8 lieka, iki pusę 8. pusės. Ai, nu tai dar. Bet šiaip ridena liūdna. Bet geriausia, mes raktą palikom mašinos ir jinai net neklausė, kuri mašina. Sako, žinosim. Sakė Aš kažkaip. tai specialiai braukuosi parodyti tą mašiną, jinai. Gerai, Sakė, nu, žinosim ir sakė 5, bet mes. 5 mašina mūsų. O jeigu kiti ateis, sakys 5, tai tipoje galės išvažiuoti su mūsų mašina. Žinau, kažkaip keistai. Man nepatinka toks, kur tipo palieki raktelį, džembelė ką daro. Nu. Bet nieko. Meistrui, kai palieki taisyti, irgi būna, kad palieki, bet kaip ir atiduoda, nepavagia. Oliu, kaip greit raunam žemyn, reikia prisistabdyti. Varo pilna arkliukų pasiimti žmonių. Tos eilės, kur pirmą matėm. Tipo, pirmas vežėjas ant telefonų kalba, Justina sako, tipo, paskambino jam, kad jau ten, kaip ten, Sakiau, kad o jeigu rimtai, jeigu vat jam vienas iš viršuje esančių paskambino ir pasakė, nu kad čia tiek daug žmonių, nu čia toks didelis uždarbis, kad davai tik tai varykit į viršų, nebesvarbu, jau jokių žmonių neimkit, kad tik kuo greičiau Nu. terkliai užkapotų į ir iš viršų. paskos jau kiti skuba. O, tie. Maždaug grynai, sos atvejais. Nu, visi tušti. Mes realiai galėtume eiti dabar per šitą, bet nežinau, ar einam per Mes čia. einam per šitą, mums reikia trumpiau. Trumpiau, tai trumpiau. Lipsim vėl laiptukais. Bet žemyn gal bus greičiau. Gal greičiau bus. Va, visi lipa laiptukais. Dar atvaro arklių. Nu, čia arkliai varo dar. Svarbu nenuslys dabar, nes čia taip į apačią biškį. Kiti raumenys dirba. Varyk taip, lyg ieškotum piniginės. Dilgėlių pilna. Ir tu, aš tai norysiu, taip ir bėgau. Taip, lyg ieškotum. Aš tai norysiu ir bėgau, taip ir tiesiog. Nu, šiek tiek baisu, nes jeigu susivarysi tiesiog. Bet taip skaičiuoji, kur dėt, va. Tai iš karto kojas, kur patogiau, va, žiūrėk, Nu taip jo, yra. bet gali taip susivaryt. Jokingiausia šitam mūsų išėjime dabar buvo tai, kad aš visur stoju, filmuoju, fotkinu. Prieš, kur atsistoju po fotkinu. Prieš tai žmonių nebūna toj vietoje, nei vieno, nu, ta prasme, pilna eina, bet ir praeina. Tik aš atsistoju, su fotiku išsitraukiu, taip įdėmiai kažką jau ten filmuoju, žiūriu, prieina visi. Pradžioje prie krakliukų tokių, paskui tiesiog buvo Miškelis. sausuoliai, tokie medžiai, miškelis. Ir aš tos kamienus filmavau, taip šonus linkimo, va dabar įdėsiu. Ir tas linkimą filmuoju, tai žmonės atsistoja, lietuviai atsistoja. Sako, ir žiūri taip įdėmiai. Sako, ten elnės gal? Galvoju, jo, elnės. O galiausiai einam atgal ir darėm tik tokį video. Ir tipo, aš stoviu bereikšmiškai prie krūmo, fotkinu, ten nieko vaizdo visai nebuvo, tiesiog lapus fotkinu, nes tai sumanimas toks tik toko video. Atsisuku, žiūriu, 2 panos stovi ir žiūri, grinai, ką aš ten fotkinu. Ir tokius šipsus ir žiūri. Justina sako, jos ten dar stovėjo kažkiek laiko, kol aš ten fotkinu. Nu, belekas. Ta prasme. Čia tokia... Žiauriai jokingai, jos tokios įdėmiai žiūri, ką mes ten fotkinu. O aš sakau, čia tik toko video, sakau, čia nieko, tai džiaug. Nu, belekas. Va čia šitie kamienai, kur filmavau pirmą. Jis sako, gal elnės tenai? Stirna. Nu, stirna. Ką aš žinau, jie ten labai atskirto, kur tas elnes, kur stirna. Atrodo vienodai.
Tu atskirtum stirną nuo elnio? Aišku, atskirtum. Skirčiau. Nu va, mes tamsus, bet už tai kalnai gerai matosi. Va, tokių vaizdų ir einam priekėjom, grįžtam atgal. Nu čia tai tikrai varyčiau ir antrą kartą. Nu, čia nesunku. Bet mes jau trečią kartą į Kasparovo Vierch, kur buvo tikrai ne taip ir paprasta. Nu, paprasta, kaip sakant, ten gal ne ekstremalu, bet tiesiog varginantis tos kopimas, manau. Nu, mes jį pasirinkom pirmą dieną kaip apšilimą, nu, bet tikrai nebuvo jau ten labai lengva. Na štai mes jau grįžome iš Morskio oko. Tokie po antros dienos intensyvaus binzenimo ant kojų, tai, Bindrė. nu, tai jau dabar tokie ramus. Tai važiuojam dabar į Pardę, apsipirksim, kažką užkasim ir anksteisim gult ir rytoj bandysim gal, jeigu viskas gerai, tai dar iki Slovakijos ir į Rysį pakopt. Nu, bet žiūrėsim, jeigu anksti atsikelsim kokią 4-5, reiks bandyti. Tai va, o dabar tada iki, sublūrinti mes tokie ir iki rytojus.